Žodžiu, važiuoju iki Nicos pasižiūrėti. Nėra kas veik vis tiek. Skalbyklą kokią susirasiu. Prasiskalbt. Žodžiu, daiktų nepasiėmęs, vadėžę, kad šalmą įsimesti, gerai bus. Žodžiu, pasisukiosiu ten. Pasisukiosiu. Nelabai aš ten mėgėjęs brautis į tos miestus, bet well. Netoli, čia 20 km. Galima ir užsukt, pasižiūrėti. Vakar nieko neveikiau, savo prasidėjau. Video praeditinau ir viskas. Žodžiu, tokia lengva poilsio dienelė buvo. Dabar galvoju, reikia bent išleist, pasisukiot. Aišku, čia kelias tai Gaidys bus, pagrindinis. Nestebuklas, žodžiu. Ten kažkur Nicoj. Pastrinsiu, užlipsiu į kalną, pasižiūrėsiu, kur visi turistai lipa. Žodžiu, faina bus, manau. Žodžiu, tik įvažiavau į tą Nicą ir man jau nepatinka. Visai nepatinka. Ai, čia man reikia tiesiai. Visiškas šūdas šiame mieste. Karšta jau, šviesaforai. Aš fucking nežinau, kur važiuot. Nei kaip čia tas eismas juda, nei ką. Tai tas jau biški nepatinka. Jie tai važiuoja vietiniai čia, pripratę. Man tai čia biški... Žodžiu, liko 3-8 km iki. Ten nusimetęs tą tipo... kur yra ženklas, tipo I love Nice ar kažkas tokio. Tenai nusimetęs. Aš čia galiu į kairę sukti. Rodė tiesiai ženklas tik tais, bet Google'as gi nemeluoja. Galiu. Važiuoju kaip netikėlis, stoviu su mašinom, vietą užimu, vietiniai turbūt čia nervinasi, kad aš čia jų vietą užimu. Žodžiu, šikna čia, nepatinka man visai miestas, nemėgstu visiškai. Šūdiniausia tas, kad aš kelio nežinau, čia ta navigacija irgi būna, ten žiūri, na ten užlagino dar kažkas. Pramazinai kokį posakį dar ką. Žodžiu, tas biški nepatinka man. Bet... well. Dar čia veda ta navigacija, jo fana. Ratais, kvadratais. Ne tai, kad tiesiai kažkokiais pagrindiniais, bet čia ratai, kvadratai. Tai dar dabar rytas, blemba, 10 nėra. Tai čia dieną dar šūdiniau. Ne čia, sekančiam. Nes va būna čia tų gatvelių pilna, tu žiūri tą Google'ą, tipo, o čia užsuk, bam, užsukai, ble, per anksti. Fuck, tada vėl ten ratais, kvadratais važiuoji, kol kažkaip nusivairuoji. Žodžiu, miestas yra šūdas. Nepatikti man visai. Visiškai nesu mėgėjęs šito reikalo. Čia kažkaip tai išsimakaluot. Va, šviesoforai, šitai jėga yra. Į šoną žiūri savo, nereikia ten virš galvos kažkur dairytis, nesąmonių tų. O, jau ten greičiausiai vanduo, jūra. Aš turbūt pirmą kartą per šitą tripą matau jūrą. Ir ten šaršalynas. Aš tikiuosi, aš galiu tiesiai važiuoti.
kad manęs nenudaužtų niekas. Žinau, kaip aš čia važiuoju. Bet pralindau, nesukėliau avarinės situacijos. Čia kai Ispanijoje irgi ten, wow, man ten žiauru buvo, ten visi pro šoną, ten lekia, visur lenda, ten juostos, dar kažkas, tai ten negalioja, važiuoja kaip nori visi. Absoliučiai ten belenkaip važiuoja. Paryžiuje atsimenu irgi ten ragas. Man ten baisiai keistai atrodė, atsimenu, kai pirmą kartą atvažiavau. Nusakytum, prie vandens galėtų būti biški vėsiau. Nifiga. Gerai, dar eismo nedaug. Būtų liūdniau. Čia visur parkingas mokamas. Žodžiu, iš pradžių biški ne ten buvo nuvažiuota. Ne iki to objekto galvojau liktis, kad ten šalia bus, bet ne. Žodžiu, važiuoju dabar ten, kur norėjau nuvažiuoti. Nedaug čia liko, kilometras. Vietinis kaip varo. O čia. Gerai, kai jie žino kelią, aš tai fucking neįsivaizduoju, kur čia eina tie visi posakiai. Bet čia, oi, kaip gerai, kad nėra eismo. Kartais eismas gerai, tai tu matai daugmaž, kur ten mašinos, kur galima važiuoti, kur ne. Prituninguotas skuteris pas paukštį. Varo. Normaliai mina savo. Žodžiu, čia kažkur netoli. Žodžiu, kažkur būtų gerai parkingas. Aš įsimenu, būdavo kažkur šalia. Čia kažkaip tuštoka, transporto nematyti niekur. Aišku, padaryti bordiūrai turbūt nesąmoningo aukščio, kad neužvažiuotum. Nu va čia va, kur visi? Čia va norėjau. Bet kur? Čia va yra laiptai viršų. Ir aš nežinau, kur čia būtų galima. Čia aš atsimenu, kažkada buvau pasistatęs, bet panašu. Varau ten, kur va. Šalia skuterių. Gal nenutems manęs. Niekam aš nemaišau čia. Jo, kažkaip panašiai atsimenu. Ir buvo pirmą kartą, kai čia atvažiavau lygtais. Visi sukalė ant šaligatvio čia. Nu, nebūsi išskirtinis, irgi paliksiu ant šaligatvio. Čia reikės ant kalno palipti. Pizė, čia visur myžalai smirda. Ten vietoj net prišikta buvo. Nežinau, kažkaip tai čia kopimo žodžiu laiptais. Žodžiu užlipau viršūnę, pasižiūrėjau. Visi. Realiai aukščiau nėra reikalo lipti. Čia realiai geriausia viskas iki šito šūdo. Krioklys ten visai nieko buvo. Kažkokia chamurkė. Žodžiu. Čia tragedija. Karšta, nafik, visas šlapės aš. Blogai čia, blogai. Visiškai blogai.
Dušneka, žmonių pilna. Užlipau į kalną. Myžalų smarvė visą laiką nesibaigianti. Nežinau, ten žmonės myžantų laip. Tragedija. Nesužavėjo žodžiu. Pasižiūrėt visą jo. Gražu. Gerai, dabar čia reikia išsisukti. Galima tik į dešinę. Važiuosiu tik į dešinę. Oi. Karštis. Suradau kažkokią skalbyklą. Važiuoju ten, žiūrėsiu. Oi, tu kaip gerai vėjukas dabar. Ten tai nafik karšta. Čia ir tas vanduo, kad šalia nepadeda visiškai. Žodžiu, nepatinka man čia. Dėl to šį miestą ir nenoriu. Čia dar aš ganėtinai anksti atvažiavau, ten žmonių pilna, visi prie to ženklo, ten kur I love Nice, ten fotkinasi, blemba. Stovi eiliai, kad nusifotkintų tipo be žmonių ir tai neišeina. Visi visur lenda tenai nusifotkint. Nežinau, keista man. Man asmeniškai tai toksai tipo landmark. Variau pasižiūrėjau ir varau toliau, kad ten stovėjai žiūrėt, fotkintis. Oi. Varykit. Čia kažkoks gelžgalys surūdijęs. Nežinau. Saulė svilina. Nafik, man atrodo, išsiskalbsiu, užsipilsiu kuro. Čia net nežinau, čia pavalgyti irgi. Pilna čia kur eit, bet kur stomocu čia trenktis, čia užsiknis ieškot, kur numesti. Čia pasistatysi kažkur ir turėsi dar kulniuot kokį kilometrą. Kažkur. Fuck it. Geriau pavalgysiu kur nors tenai kaimuose. Mažiau šurmulio, kaip man patinka. Ką čia į dešinę. Lemma, tikiuosi prie tos skalbyklos bent bus kur pasistatyti. Tai per Google Maps'ą permečiau. Ten atrodo nemažai vietos pasistatyti. Centriukas. Gerai, čia šešėlis bent jau. Toj baigsis, va, ant saulės dabar. Ten davažiuosiu ir stovėsiu ant saulės. Kėpsiu. Eina, šik. Ne. Su chata irgi pramazinta, blemba. Realiai, jinai per žemai. Aš nepagalvojau. Reikėjo bukintis chatą kažkur kalnuose, aukštai. Žodžiu, nes ten, kur dabar esu, taip irgi dušnekas. Tai čia jums galima eiti į raudoną, glušiai. Ant saulės pastovėti. O varpą turi su laikrodžiu. Blogai čia, blogai reikia sprukti čia, išsiskalbti ir vyniot meškeres, nafik. Žodžiu, skudurai išplauti. Galima dabar lėkti iki degalinės. Tada varysiu pavalgyti. Pakeliui link namų. Žodžiu, neblogai. O karšta čia. Dydė kelnės limpa. Net ne su motociklinėm, paprastam kelnėm. Tragedija. Prilipę. Eit sunku net. Viskas limpa. Žiauru. Aišku, automatinė bus turbūt. Ar ne? Ne automatinė. Automatinė. What the fuck?
Google'as grybauja. Na, tuoj gal ištrūks iš šito pragaro. Tai tie šviesaforai, visa kita, čia žudikiškai karšta. Žudikiškai. Na, pala dar ne, blemba. Arba čia, arba ten. Okei. Kuro įsipyliau, ramu dabar. Liko va pavalgyt, kaip tik va, kol davažiuosiu bus pats gazas. Po 20 km netoli namų. Žodžiu, bus viskas okei. Ir tada pavalgysiu, grįšiu namo. Tada galėsiu savo toliau video editint. Ramiai. Žodžiu, važiuoju čia belenkaip. Pošknis, sakai, kelio nežinai čia, nežinai nei kokiom juostom, kur ką, Google'as atsilieka. Atrodo, pys čia kažkur tau sukt reikės, pasirodo, dar ne, pasirodo vėliau. Žodžiu, tragiška. Žodžiu, nepatinka man visai. Šakės, kaip karšta. Čia galvojau prie vandens, bus biškį gal vėsiau. Norėtum, kad tau būtų vėsiau. Yra lygiai taip pat fucking karšta. Skersgatviais kažkokiais veda ratais. Ir jisai dabar mane taip apvedė, kur aš būčiau turbūt ant šviesaforo išvažiavęs tiesiog tiesiai. Net du ženklai, kad nesuktų. Nu, išleiskit mane iš šito miesto. Nieko, aš šito iš centro išsimalsiu, manau, čia. Nu, čia biškį užkilau ant kalniuko. Blemba temperatūra geresnė, biškį debesuota pasidarė. Biškį smagiau. Nieko, va, toj bus į apačią. Pėlinsiu. Įdomu, tam kaime, aš ten, kur nusimečiau kažkokį restoraną. Įdomu, blemba jisai duobėje ar ant kalno. Būtų linksmiausia, jeigu būtų ant kalno. Tada būtų gerai. Gal atsistojus pavažiuot. Kaip gerai pučia. Eina šik, viskas limpa, tragedija. Oi, kaip gerai čia. Panašu, kad iš Nicos, iš to viso žiedinio šaršalyno išlindau. Ten belenkai važiavau, ten nežinai. Rodo, tik į kairę gali sukt, visi tiesiai lekia, nafik, važiuoju ir aš tada tiesiai, žodžiu, šiaip įdomiai. Visokio prikolų, žodžiu, keto, manau, pažeidžiau ne kartą. Bet nieks nematė. Ištrūkau, žodžiu. Oi, kaip gerai vėjukas, toks vėsus. Nu jo, čia Afrika, tas stiklas jo, nuo triukšmo jėga, bet kai karšta, tai ragas visą vėją užblokuoja. Nieko ant manęs nepučia. Per rankas irgi beveik nieko. Kai šalta jėga, gerai. Kai šalta, aišku. Žodžiu, ten tolumoj atrodo tai kaip lietus. Toj pusėj, į kurią aš važiuoju. Ten labai tartinai atrodo. Labai į lietų panašu. Nu, bet gal čia optinė apgaulė. Karštis, drėgmė, ten kokia nors saulė. Gal čia tai tiesiog apgaudinėja, nes blemba lietaus tai nerodė jokio. Vakar tipo rodė lietų, tai lyjo, nežinau, 10 minučių, nupylė, už 15 minučių viskas sausa, dingo.
dingo visas vanduo. Blemba, ten tikrai nekietai atrodo. Gal ir visai norėčiau, kad mane sulietų čia. Su daiktus kalt į dėžę. Ir tegulyje. Din. Būtų vėsu. Nes dabar tai čia dušnekas visas šlapės limpantis važiuoju. Savo per kaimą Svilinu. Čia daug geriau nei tenai. Per miestą šviesoforais trintis. Čia savo važiuoju. Šviesoforų nėra, keliukas vingiuotas, eismo nėra. Savo vingiuoju per kaimą. Ir dar biškį aukščiau čia yra. Ne visiškai duobėjai. Tai vėsiau. Nu ką, čia buvo taip neblogai, ant viršaus užkilau ir dabar panašu, kad leidžiuosi į apačią. 6 kilometrai iki to kažkokio tai kabako, kur aš ten nusimetęs ir jisai bus 100% duobėjai. 100% Nes, blemba tenai, nežinau, nelabai rašo elevation prie objektų, sakykim, tam pasirinkai kokį kabaką, jis nerašo kokiam aukštį. Gali šalia kalnus pasižiūrėti, bet čia kalnai, ne ant kelio. Jie toliau. Vaizdas ten visai nieko. Ten nepanašu, kad lietus lyja. Ten tiesiog kažkoks, nežinau, smogas stovi. Bent jau kol kas taip atrodo. Jo, blemba, čia stačiai, sparčiai žemyn. Leidžiuosi iki jūros lygio, o jau karštis pradeda kapot. Jau lesa. Na, man liko 5 kilometrai nusileidimo. Ai. Nu, ką padarysi, whatever. Diena trumpa. Visai nieko ten vaizdai. Visai fainai atrodo. Kalnai tokie. Bet jaučiasi, kad karšta čia, sakykime, kalnai visi viskas, spygliuočiai visur visokie. Nežinau, man ten tie spygliuočiai ant kalnų, taip toliau, tai iškart tokie biškai asocijuojasi su karščiu. Žodžiu, Google'as apgavo, rodo, kad veikia, aišku, ten nieko nėra, tuščia, nė gyvos dvasios. Oi, negali čia pasitikėti tais Google'ais. Jis tokia vabiški atokesnė vieta ir ten rodo veikia, bet ten nifiga nieko nėra, tuščia uždaryta. Dabar važiuoju toliau kažkur, vada kažkas bus. Irgi rodo veikia ir tipo ten nuostabu viskas, oi, kaip gerai. Jeigu atidaryta bus. Čia matau rašo iki 3 valandų daug kas atidaryta, o tada kaput. Aš pradedu įtarti, kad reikia pamatei žmonės sėdi prie kažkokiam tai bare, ten ir stoji. Nes jeigu ten visi sėdi, vadinasi, greičiausiai nieko aplinkui daugiau nėra. Žiūrėjau kažkokiais keliais neaiškiais. Antras bėgis biški per aukštas buvo. Be batų, be kelnių, motociklinių, tai taip biški nėra labai smagu, biški baisiau važiuoti. Žodžiu, dabar nusimečiau tašką, galvoju, va, toliau kažkoks restoranas yra. Į tą patį, kur vakarė jau valgyt. Nesužavėjus manęs labai. Sėdi lauke ten, karšta, musių pilna. Maistas toksai, nežinau, kažką kitą bandyti. Žodžiu, eisiu turbūt pėsti, nes ten biški nėra vietos su mocu. Žodžiu, grįžta namo. Išleisti iš tų nesąmonių rūbų.